Šiandieną šitų pokalbių iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir šiandieną su manimi Ignė Kairienė, vaikų ligų gydytoja ir gydytoja onkohematologė. Sveiki, Ignė. Sveiki, labai malonu. Labai smagu, kad šiandieną sutikote su mumis pasikalbėti ir aš bedarindama pokalbį sužinojau ir dabar pasakysiu ir jums, kad Ignę taip pat galite rasti ir Instagrame ji žinoma kaip vaikučių gydytoja. Taigi tikrai pasiekite, nes daug naudingos informacijos apie mažylių sveikatą. Bet šiandieną mes su Igne kalbamės apie kamieninės ląsteles ir apie kamieninių ląstelių surinkimą. Ir man atrodo, kad čia tokia mitais ir istorijomis apipinta tema, todėl labai džiaugiuosi, kad mes šiandien iš gydytojos lūpų išgirsime, kas vis dėlto tai yra, ar verta, ar neverta, kokios panaudojimo galimybės ir visus kitus klausimus. Ir pirmiausia, man atrodo, kai mes pradedam galvoti apie kamieninių ląstelių surinkimą, dažnai išgirstame. Čia turbūt toks sudėtingas procesas, kaip tos ląstelės surenkamos. O gal, nežinau, net tai kažkaip gali būti pavojinga kūdikiui. Tai ar galite atsakyti į šitus nerimus mamų, ar tai kažkaip pavojinga kūdikiui ir ką čia mes surenkame ir ar skauda kūdikiui ir panašiai? Taip, iš tikrųjų, jūs labai teisi, visiems atrodo, kad tai yra kažkas tokio super sudėtingo, iš tikrųjų tai yra, paprasčiau nebūna. Užgimus leliukui nukerpama virkštelė ir iš to, kas liko, ta prasme jau ne iš leliuko, iš, kaip sakant, nukirptos virkštelės, yra paimamas švirkštas ir juo yra pritraukiama tiek, kiek ten liko to kraujo ir kamieninių ląstelių, supilama į maišą, supakuojama, įduodama kurjeriui ir siunčiama šaldyti, saugoti į banką. Tai žodžiu yra šita procedūra, kodėl jinai yra patraukli, dėl to, kad yra visiškai nepavojinga, neskausminga nei kūdikiui, nei mamai. Palyginus su tuo, sakykime, jeigu mums reikia atlikti kaulų čiulpų transplantaciją ir mes ieškome kažkokio potencialaus donoro ir randame, pavyzdžiui, brolį arba sesę, arba, tarkim, negiminingą donorą, tai šitiem žmonėm procedūra surinkimo jau tampa skausminga. Vadinasi, jie patiria dūrius arba į kaulų čiulpus, arba duriama į veną ir filtruojamas kraujas per tam tikrą aparatą. Vaikams tas dažnai atliekama, nedažnai, iš tikrųjų visą laiką atliekama su bendrinė nejautra. Tai žodžiu, palyginus šitą procesą, ką mes galime paimti iš leliuko, tai nei leliukas, nei mama supranta, kas čia įvyko, berenkant tas ląsteles. Supratau. Čia tik tai svarbu, aš dar taip ir iš savo praktikos pasakysiu, kad svarbu yra apie tai pagalvoti šiek tiek iš anksto, kad jau jūs, kai gimdysite, būtų sudaryta sutartis ir jau personalas žinotų, kad jie turi surinkti šitas kamieninės ląsteles. Ir teisingai sakau, ne? Ir tai gali būti padaryta bet kurioje Lietuvos ligoninėje, nes man atrodo, kartais mamos baiminasi, sako, oi, žinok, bet aš, žinot, gimdysiu kažkokiam miestelyje, ir gal ten tikriausiai jie nemokės to padaryti. Iš tikrųjų, galima tą padaryti įvadinkim taip, didžiojoje daugumoje Lietuvos ligoninių, dėl to, kad tą daro apmokytas personalas. Kaip minėjau, procedūra yra visiškai banali ir nesudėtinga, bet žinoma, personalas praeina tam skirtus mokymus. Yra tam tikrų niuansų, sakykime, tikrai yra kelios išimtis gydymo įstaigų, kurie to nedaro, bet sakykime, vėlgi nesileidžiant labai tuos visus skaudžius, sakykime, niuansus, tai nėra jokie medicininiai dalykai, tai yra, tam tikros vidiniai, kaip čia pasakyti, tarpusavio konfliktai, dėl ko vienos įstaigos to nedaro. Tai bet iš tikrųjų, jeigu jūs tą norite daryti, tai visi bankai, su kuriais sudarysite sutartį, jums pasakys, ta prasme, ir išduos tas paslaptis, kuriuose įstaigose šitos procedūros nėra atliekamos, bet iš tikrųjų didžioji dauguma įstaigų tą daro ir tai nėra sudėtinga tą padaryti. Gerai, bet aš esu girdėjusi, kad net kai kurie specialistai ir net viešoje erdvėje išsako tokį rezervuotą požiūrį į ląstelių surinkimą, nes sako, tokiu atveju neleidžiama yra virkšteliai nupulsuoti, o tai yra labai reikšminga kūdikio sveikatai ir prarandamas kraujas. O kaip tai yra iš tikrųjų? Jau mes supratome, kad kūdikiui ten neskauda, mamai neskauda, tai visiškai neskausminga, bet ar tai nėra kažkaip kitaip, gal, kenksminga arba nenaudinga?
Taip, apie tas ląsteles labai labai daug mitų ir iš tikrųjų jie dažniau vyrauja mitai negu teisybė mūsų visuomenėje cirkuliuoja. Tai iš tikrųjų vėlgi reikia suprasti labai svarbų dalyką, kad pirmiausia, kai vyksta gimdymas, tai visiem medikam pirmiausia yra kūdikio ir mamos sveikata. Tai tikrai gali būti tokių situacijų, jeigu, sakykime, gimdymas komplikuojasi, įvyksta kažkokių nenumatyta eiga, tai pirmiausia, žinoma, yra gelbstima kūdikio ar mamos gyvybė ir sveikata ir kartais nepavyksta tų ląstelių surinkti tiesiog dėl medicininių tokių niuansų. Bet jeigu viskas vyksta sklandžiai, tai vėlgi, pirmiausia, virkštelė yra nukerpama tada, kada priklauso pagal mūsų visus pasaulinius protokolus ir jinai tikrai nekerpama anksčiau vien dėl to, kad jūs sugalvojote rinkti virkštelės ląsteles. Standartiškai ankstyvas virkštelės nukirpimas visame pasaulyje laikomas anksčiau negu 30 sekundžių. Vėlyvas daugiau negu 30 sekundžių, kai kuriuose šalyse daugiau negu 60 sekundžių. Lietuvoje mes irgi laikomės lygiai to paties principo, žodžiu, anksčiau negu 30 sekundžių jokių būdų virkštelė nėra kerpama. Ir kodėl yra tokie, laiko momentai, tos 30 arba 60 sekundžių, žodžiu, yra įrodyta, kad vėlyvas virkštelės nukirpimas, žinoma, turi teigiamą poveikį kūdikio ir augančio vaiko sveikatai. Bet, žodžiu, nėra įrodymų, kad ar jūs virkštelę nukirpsite ten, tarkim, po 45 sekundžių ar po 5 minučių, kad nukirpus po 5 minučių vaikui bus kažkas geriau. Tai, žodžiu, todėl mes kerpame ties fiksuotų laiku ir tikrai nelaukiam ten tų 5 minučių. Tai, kaip sakant, nukirpus virkštelę po 30 arba 60 sekundžių jūs pilnai galite surinkti virkštelės kamienės ląsteles ir jeigu ten jos nenupulsuos 5 minutės, tai tikrai jūsų vaikeliui nuo to blogiau nebus, nes tokių kol kas duomenų nėra. Okay. Tai yra svarbu žinoti, nes tikrai kartais vis dėlto apsispręsti, nors jau kamieninės ląstelės Lietuvoje surinkamas, man atrodo, daugiau negu 10 metų, bet dar tai visą laiką vis tokia atrodo labai nauja paslauga. Ir man atrodo, labai dažnai net tėvai išgirsta ir sako, tu matai, kaip čia gali būti. Tai vat tų mitų, man atrodo, gimsta labai 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 daug. Kitas turbūt mitas, o gal ir tikrovė, papasakosite jūs. Dažnai sakoma yra, tai, gerai surinksi. Kur tu jas dėsi dabar? Tai ką tu su jom darysi? Čia niekas, čia mokslo fantastika, čia iš tų fantastinių filmų ir niekas čia niekur jų nepanaudoja. Tai Igne, kaip yra iš tiesų? Galbūt ne tik jūs žinau, kad važinėjate ir po įvairias tarptautinės konferencijas, tai kaipgi yra pasauliniu mastu? Ar tos ląstelės yra panaudojamos? Kokios tos istorijos? Gal kažką galit papasakoti? Taip, iš tikrųjų, vėlgi, supraskim tą, kad virkštelės kamieninėmis ląstelėmis yra gydomos retos ligos. Tai tikrai yra didžiausia tikimybė, kad jeigu jūs jas surinksite, jūs jų ir nepanaudosite, bet mes, kaip sakant, niekam ir nelinkim jų panaudoti. Dėl to, kad ligos yra retos, jos yra sunkios, jos yra sudėtingos. Bet jeigu vis dėlto, žinot, visada atrodo, kažkas nutiks, bet jūs tik nematot, bet niekada nežinom, kas kiekvienam iš mūsų gali nutikti. Ir, žodžiu, virkštelės kamieninės ląstelės yra kaip gretutinis alternatyvus šaltinis kamieninėms ląstelėms, kai mums reikia atlikti transplantaciją. Ir pasaulis tikrai naudojasi visais tais šaltiniais, dėl to, kad žodžiu, pirmasis šaltinis, tai yra, kaip minėjau, galima gauti iš kaulų čiulpų, galima gauti iš donoro kraujo, galima gauti iš virkštelės. Tai priklausomai nuo to, kokį donorą mes turime, kuris labiausiai tinkamas, tai tada jau medikai pasirenka, kurios virkštelės yra parankiausios konkrečioje situacijoje. Bet vėlgi labai svarbu pabrėžti, kad virkštelės, būtent kamieninės ląstelės, turi netgi savo nišą, irgi iš paskutinio to pasaulinio kongreso, yra tam tikros ligos, jeigu kalbant apie vaikų kraujo vėžį ir jeigu tas kraujo vėžys nepasidavė gerai chemoterapijai arba pasidavė, bet vėl recidyvavo, tai būtent kamieninių ląstelių transplantacija, virkštelės kamieninių ląstelių transplantacija turi geriausią išgyvenamumo rezultatą. Dėl to, kad jos yra jaunos, jos yra nebrandžios ir jos turi dar tokį papildomą poveikį, jos pačios veikia prieš naviko likučius. Tai žodžiu, kai mes turime konkrečią situaciją, mes žiūrime, kokią turim ligą, kokį kamieninių ląstelių pasirinkimą mes galime gauti ir tada pagal tai mes tą šaltinį ląstelių ir renkame.
Tai žodžiu, virkštelės ląstelės jos yra patrauklios tuo, kad jos tikrai turi stiprų tą prieš recidyvinį poveikį, tai yra jos yra greitai gaunamos, tai reiškia, kad mums nereikia niekur ieškoti, papildomai donoro tikrinti, gali, negali, ir tai yra visiškai, kaip sakau, neinvazinė procedūra. Tai tikrai pasaulyje šita procedūra yra taikoma, aišku, kažkiek rečiau negu visi kiti donoro šaltiniai, vien dėl to, kad, dar nėra tiek, sakykime, tiek saugojančių žmonių, kiek galbūt mes norėtumėm, kad būtų saugojančių. O visai neseniai girdėjau tokį pasakymą, kad vėlgi neprasminga yra surinkti virkštelės kamieninės ląsteles, nes jos pasens iki tikėtina, jeigu, pavyzdžiui, jų vaikams reikės vyresnėme amžiuje. Nežinau, gal ir jūs kažkaip esat girdėję tokį pasakymą ir gal galėtumėt pakomentuoti, nes dabar ir galvoju, tai ką, tai surinkom šiandien dabar, o ir nepanaudosim, nes jau kai jiems reikės, jeigu, pavyzdžiui, susirgs vyresniam amžiui, tai bus pasenę. Taip, tai iš tikrųjų šitos kamieninės ląstelės nesensta, nes jos yra saugomos tikrai ir labai gerai kontroliuojamomis sąlygomis. Ir vėlgi paminėsiu iš paskutinio to kongreso pasaulinio, mums jau buvo pristatyti duomenys, kad virkštelės kamieninių ląstelių gyvybingumas, kurios buvo saugotos 29 metus, yra lygiai toks pat kaip surinkimo pradžioje. Vadinasi, aišku, ta kamieninių ląstelių transplantacija, virkštelės, mes čia apie virkštelę kalbam, nėra tokia sena, jinai apskritai pati tik 30 metį išgyvena, tai vadinasi tai, ką mes jau žinom, kad 30 metų jos tiek pat gyvybingos ir žodžiu, to pergyventi nereikia, nei kad jos ten kažkaip nyksta, sensta ar kažką kitą daro. Tai mitas šitas paneigtas. Taip, tikrai taip. Ir aš tikiu, kad tų panaudojimo galimybių ir turbūt įvairiausių dalykų atsiras vis daugiau ir daugiau, nes vis tiek ir medicina ir mokslas nestovi vietoje, juda į priekį. Ir ar aš teisingai suprantu, kad tos virkštelės kamieninės ląstelės taip pat gali būti panaudojamos, ne tik tam vaikui, kurio surinkome, bet ir broliam, seserim ir galbūt netgi atiduotos kaip donorystei, jeigu taip atsitinka, na? Iš tikrųjų, jo, čia kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Daugiau medžių. Tai kamieninės virkštelės ląstelės jos skirstomos į kelias grupės. Tai yra kraujo ir nekraujo, vadinamos mezenchiminės. Iš to audinio, kai įsivaizduoti, yra virkštelė, tai tokia drebutinė masė turi, tai ta pati drebutinė masė yra paimama. Tai dažniausiai kraujo kamieninės ląstelės, jos yra naudojamos kaip donorinės ne tam pačiam asmeniui. Žodžiu, kitam asmeniui, kuris susirga piktybinę kraujo arba imuninės sistemos ligą. Ir žodžiu, sergančio asmens piktas defektyvias ląsteles reikia pakeisti visiškai sveikomis. Tai dažniausiai tada mes donuojame vaikučio surinktos ląstelės, jos gali būti taikomos, nežinau, broliui, sesiai, mamai, tėčiui. Lietuvoje griežtai yra reglamentuojama, jos gali būti taikomos pirmos eilės giminaičiams. O mezenchiminės ląstelės, jos vėlgi dabar, kaip ir jūs paminėjot, medicina sparčiai žengia į priekį, jos yra labai labai smarkiai tyrinėjamos, jų savybės yra ką tik atskleistos ir kad jos iš tikrųjų gali būti panaudojamos daugelį kitų ligų, neurologinių ligų, pavyzdžiui, vaikams sergant autizmu, cerebriniu paralyžiu, po insultų, po infarktų, jos jau yra dabar leidžiamos į sąnarius atstatyti, žodžiu, jos yra tokios kaip statybininkės, atstatančios tai, kas yra pažeista. Tai jos, tos mezenchiminės ląstelės, kadangi jos visiškai nesipyksta, neturi tokių paviršinių žymenų, kurios susipyktų ten suleidus į svetimo organizmą. Tai jos gali būti taikomos iš tikrųjų bet kam ir visiems. Tai žodžiu, gali būti pačiam vaikui taikoma, gali būti jo giminaičiam taikoma. Tai atsakant taip jau vienareikšmiškai jūsų klausimą, tikrai priklausomai nuo virkštelės kamieninių ląstelių šaltinio ir nuo patologijos, kurią mes gydome, jos gali būti panaudojamos tiek pačiam žmogučiui, tiek pirmos eilės giminaičiams. Kokį jūs mitą dažniausiai girdite apie kamieninės ląsteles? Gal kokį nors naują, kurio aš nepaklausiu? Nežinau, turbūt jie visi girdėti. Dažniausias, aišku, tas mitas yra, kad čia yra nesąmonė, kad čia, ta prasme, kad tai yra komercija, kad tai yra šakėm ant vandens rašyta ir kad tai yra maždaug, kaip ekstrasensai, ekstrasensų užkalbėjimai. Tai
Ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai tikrai nėra jokie mitai, tai yra tikrai vienas iš alternatyvių mūsų šaltinių ir kaip minėjau, kai kuriais aspektais netgi viršijantis, pranokstantis, ten tarkim, jeigu yra negiminingas donoras, pranokstantis rezultatais, tai žodžiu, tai yra tikrai, kaip sakau, mokslo įrodyta ir tai tikrai veikia žymiai geriau negu ėjimas pas ekstrasensą. Tai žinot, čia toksai, iš kitos pusės, aišku, yra kitas mitas, kad jomis ten jau pagydysi visiškai bet ką ir ten vos ne veidą galima teptis, kad antra jaunystė grįžtų. Tai yra pakankamai rimtas dalykas, tai yra stipri biologinė terapija, bet jinai turi aiškias ligas, aiškias indikacijas ir, vėlgi, sprendžia medikas, kada, kokias ląsteles, kokiom ligom panaudoti. Tai jeigu jūs turite tą galimybę išsaugoti, tai visada, sakau, medikas tik katutėm plos, nes jisai turės didesnę erdvę kažkokiem teisingiem sprendimam priimti šitoje vietoje. O aš tikiu, mūsų dabar irgi dar klauso būsimi tėvai, tikriausiai besilaukiančios šeimos. Ir aišku, toks kartais taip, okei. Sako, kad geras dalykas. Kaip jūs tiesiog, taip žmogiškai, rekomenduotumėte tą sprendimą priimti? Ko savęs paklausti, kad vis dėlto priimti tą sprendimą? Aš iš tikrųjų vienintelio tik tai šitoj vietoj, kaip sakau, neklausiu žmonių, nes nemandagu to klausti, bet tiesiog pasiūlau patiems įvertinti savo finansinę padėtį. Todėl, kad vienintelį, kaip aš sakau, ką mes statom ant kortos šitoje vietoje, tai mes statom tik tai savo finansus. Viskas. Daugiau, kaip aš sakiau, tai yra nepavojinga nei mamai, nei vaikui. Ta prasme, jokių grėsmių šitas surinkimas neatsineša pats su savimi. Tai žodžiu, vienintelis, kaip aš visą laiką, gal išdrįstu paklausti, tai kokį vežimėlį vaikui pirksite. Tai kaip žinia, ten tų vežimėlių kainų būna įvairiausių. Ir jeigu ten jau tėvai išsirinkę tikrai kažkokį prabangų vežimėlį už 1500 ar panašiai, tai tiesiog tada tikrai pasiūlom pagalvoti, kad galbūt jūs mažiau suinvestuokit į tą prabangų vežimėlį, išsirinkit kažkokį kitokį gerą, bet likusią sumą suinvestuokit, pavyzdžiui, į virkštelės ląstelių surinkimą. Dažnai tai būna, pavyzdžiui, senelių dovana būsimam leliukui, nes, kaip žinia, irgi pridovanoja įvairiausių reikalingų ir nereikalingų priemonių. Tai būna tikrai kartais, vėl buitiškai tariant, susimeta abi senelio pusės ir padovanoja tokią dovaną. Tai, žodžiu, vienintelis, sakau, ką jūs turite atsakyti savo klausimą, kadangi Lietuvoje mes dar neturime valstybinių virkštelės kamieninių bankų, kitose pasaulio šalyse, didesnėse šalyse, mes turime valstybinius bankus, tai kaip ir tada nekyla tos problemos. Lietuvoje mes šito dalyko dar neturime, aišku, esame per maža šalis tam ir kaip minėjau, tai yra retos ligos, bet todėl mes turime tik tai tuos privačius bankus. Tai, sakau, iš jūsų pusės tai yra tik finansai ir niekas daugiau. Supratau. Ar savo tiesiog kasdienybėj, gydytojos kasdienybėj, būtų kartais tokia mintis prabėga, kad susidūrus su kažkokia situacija, pagalvot, jeigu tai būtų tos kamieninės ląstelės išsaugotos, taip iš karto atsirastų erdvės daugiau. Gydymui. Taip, iš tikrųjų, tikrai šitos mintis tikrai karts nuo karto sukirba, kaip aš sakiau, kai mes turim tam tikrus nestandartinius atvejus kažkokius, yra atvejų, kai labai pagalvoji, kad reikėtų ir tų mezenchiminių ląstelių, kuriomis tu galėtum pagelbėti esant vienokiai ir kitokiai situacijai. Aš, aišku, visą laiką paklausiu tėvelių, ar jie turi tas virkšteles įsaugę, bet dažniausiai, kai vaikutis susirga rimta kažkokia liga, jie patys pasisako, kad daktarė, žinokit, mes turim išsaugoję ląsteles, ar galima su jumis kažką padaryti. Ir jeigu jie turi, tai aišku, tada mes, kaip sakau, gilinamės. O jeigu ne, tai aišku, tada ta mintis lieka tik tai mano pačios galvoj, ir ką tu padarysi, nėra, tai nėra, ir ieškai kitų būdų. Faktas, kad tikrai tų būdų atsiranda, nes, kaip sakau, Lietuvoje mes turim galimybę naudotis tais donorų bankai, donorų registrais, gauname donorus iš viso pasaulio, bet kartais tai užtrunka ir dabar, bet vėlgi, žvelgiant galbūt ne tik į Lietuvos situaciją, bet labiau tą pasaulinę situaciją, kaip žinia, mūsų žmonės labai maišosi. Taip, yra labai tas internacionalinis judėjimas, šeimos mišrios, žodžiu, labai vyksta genų maišymasis. Ir kartais, ypatingai pasaulyje, yra tam tikros etninės grupės, kuriom, jeigu nėra giminingo donoro, negiminingo surasti būna labai labai sunku, nes turi būti tam tikras atitikimas.
Ir vat aš įsivaizduoju, tose šalyse tada ypatingai medikai galvoja, o kaip būtų gerai, jeigu jis būtų turėjęs ten vat, nu, kažkokias tas virkštelės ląsteles išsaugotas. Tai va, tai irgi to reikia nepamiršti, kad aš manau, kad eigoje per 10, per 20 metų mes dar labiau genetiškai susimaišysim ir tas poreikis virkštelės kamieninių ląstelių gali dar labiau išaugti. O ar mes jau turim Lietuvoje kažkokių, žinoma, tai konfidencialu, aš suprantu, bet tiesiog pasakyti, ar mes jau turim kažkokių atvejų, kuomet tai buvo panaudota gydymui ir tas gydymas buvo sėkmingas, kažkokių tai ligų gydymui? Apie virkštelės surinktas ląsteles lėliuko iš tikrųjų mes šito neturime, dėl to, kad, na, kaip sakau, labai labai mažai ir buvo renkančių, dabar aišku, žmonių daugėja šitoj vietoj. Yra galimybė, žinoma, kartais gauti iš tų, kaip aš sakau, donorų registrų, tai tokių variantų, tokių bandymų buvo. Va, bet taip, kad būtų paties lėliuko šeimoje panaudota, tai kiek žinau, tokių situacijų nepasitaikė. Tiesa, reikia paminėti, kad nepaisant to, kad jau 10 metų renkam, bet surinkta vis dėlto Lietuvoje yra pakankamai mažai. Lyginant net ir su kaimynė, aš žiūrėjau statistiką, net lyginama yra su Lenkija kaimyninė, kur tikrai surinkimas yra ženkliai aktyvesnis ir ženkliai daugiau yra surenkama virkštelės kamieninių ląstelių. Tai turim kur Lenkija iš tikrųjų, taip, Lenkija apskritai šitoj vietoj labai labai pažangi yra ir va, tikrai buvom susitikę konferencijose su medikais Lenkais, kurie tuo užsijama, tai tikrai pas juos tas yra populiaru. Jie labai renka, jie taiko tiek tas kraujodaros kamieninės ląsteles, tiek mezenchiminės ląsteles. Aišku, daug kas yra dar klinikinių tyrimų stadijoje, bet gauna puikius gydymo rezultatus. Tai, na, kaip sakom, yra į ką lygiuotis ir ką vytis šitoj vietoje. Tai ačiū labai, Igne, kad atsakėte tuos tokius populiariausius ir sklandančius mitus. Ir man atrodo, kad turbūt čia ta situacija, kur mes visada vieni kitiem linkėdami sveikatos ir linkėdami niekada net iš tolo nesusidurti su tomis baisiomis ligomis, vis tiek turbūt pagalvot turėtumėm apie tai, kad na, ne vienas nuo nieko neapsaugoti esame. Ir jeigu kažką galime sau leisti padaryti šiandieną, kas galbūt mums bus naudinga, ar mūsų vaikams bus naudinga kažkada už daugelio metų, tai kaip jūs ir gražiai pasakėte, jeigu tik finansai leidžia, tai gal pataupykim vežimėliui, bet skirkime tas pinigus kitur. Ja? Taip, aš iš tikrųjų toj vietoj irgi labai pritariu, nes irgi girdėjau labai gražią frazę apie šitas ląsteles. Tai yra tarsi mūsų biologinis draudimas. Nes, kaip aš sakau, kai mes vykstam į kelionę, kažkur mes vis tiek draudžiamės, nors ir žinom, kad dažniausiai tai niekada nieko nenutinka, bet vis tiek baisu, ne? Baisu nesidrausti ir mes vis tiek investuojam ir draudžiamės. Kas ką pasirenka. Tai čia principas yra toks pats. Sakau, visada linkiu, kad niekada to neprireiktų. Bet kai jūs turit užnugarį tą planą A ar B ir galbūt jisai tiks, aišku, nežinia, ar jisai tiks, bet jūs turėsit kažkokią galbūt galimybę, apie kurią medikai galės pasvarstyti. Tai tiesiog žiūrėkite tai kaip į draudimą. Brangesnį galbūt šiek tiek, bet potencialiai svarbesnį gyvenime, jeigu tektų juo pasinaudoti. Ir jeigu dar turbūt pagalvotumėm, sakau, apie mokslo pažangą, tai gali būti, kad po dar 10-20 metų tai bus vėl kiti visai panaudojimo būdai. Ne? Tikrai po 10 metų, po 20 net nebejoju, kad ypač tos mezenchiminės ląstelės tikrai bus taikomos vos, na gerai, ne kasdieną, bet tikrai, na, kas antrą dieną. Greičiausiai. Gerai, ačiū Jums labai, kad radote savo užimtoj dienotvarkiai, besirūpindama mūsų vaikais, šiek tiek keletą minučių pakalbėti tokia tikrai labai svarbia tema. Tai ačiū. Ačiū Jums, iki susitikimo. Iki.